šiandien turim Open Airą, arba dar kitaip galima sakyti tėvelių dieną. Koks buvo labiausiai prašomas jūsų vaiko dalykas atvežti į stovyklą? Maistas. Sušiai. Sušių. Saldainių, čipsų, vandens ir, nežinau, bomžpakių. Svarbiausias dalykas bomžpakių. Kelintus metus išleidžiat vaiką į stovyklą? Geras klausimas. 5 turbūt. Pas trenerę tai 3 metus, o šiaip tai jau nežinau, kokius 7 gal, 5 metai. Mūsų stovykla tobulėja. Taip. Vienareikšmiškai. Tobulėja, žinoma, kad tobulėja. Reikėtų gal vaikų paklausti. Jeigu važiuoja ir važiuoja, tai tikiuosi taip. Stovykla išlaiko savo lygį. Aš džiaugiuosi, kad vaikams čionais yra gerai, kad jie nori sugrįžti, kad vadovai nepavargsta vis kurti. Ir labai smagu, kad Megusta puoselėja savo tradicijas. Tai yra 2 must-have renginiai per metus, tai yra Megustos Open Airas ir Megustos gimtadienis. Ar svajoji čia kada nors atvažiuoti mūsų didžiąją stovyklėlę, o ne tik į dienos stovyklą? Norėčiau atvažiuoti. Stovyklos žolytė, krūmeliai. Ar jau spėjai juos pažymėti? Nu, matot, biškį nekalbu šuo, bet viskas gerai.